Ko mus išmokė pandemijos laikotarpis? Kad problema slypi ne tironijoje, o žmonių paklusnume. Joks lyderis ar vadovas negali primesti savo kontrolės, jeigu nėra tūkstančių pasiruošusių aklai sekti kiekvieną jo nurodymą. Tikras pokytis įvyksta tuo met, kai žmonės atsisako vykdyti įsakymus ir atstumia neetišką autoritetą. Davidas Icke dar prieš 30 metų rašė, kad bandydami įvykdyti žmonijos perversmą, jie pavers dabartinį pasaulį į tokį baisų ir chaotišką, kad bet kas žadantis naują pasaulį bus tarsi Hamelno žiurkininkas, kurį desperatiškai sekančios žmonių masės bus sėkmingai nuvestos į dar griežtesnę tvarką. Jiems sėkmingai pavyko tai padaryti su Hitleriu, Trumpu ir toliau daroma su tokiais veikėjais kaip Elonas Muskas ir kiti. Privalome suvokti, kad paradigmos pokytis vyksta jau dabar. Jie tyčia rodo korupciją, melą ir nekompetenciją, kad žmonės patys reikalautų pokyčių. Tačiau jų siūlomas sprendimas toli gražu nėra laisvė, o greičiau visiška skaitmeninė kontrolė. Dirbtinis intelektas, blockchain technologija, genų redagavimas, robotika ir automatizavimas, užmaskuoti kaip skaidrumas, netaiso šios sistemos, o keičia ją kita. Beveik kiekvienas Trumpo žingsnis, po to kaip jis vėl pradėjo eiti prezidento pareigas, buvo žingsnis link visiško autoritarizmo ir uždarymo į skaitmeninį kalėjimą. Kiekvienas jo paskirtas politikas yra technokratas, karo kraugerys arba sionistų lėlė. Pažiūrėjus į Q ir Trumpo rėmėjus, žmonės, kurie dar visai neseniai garsiausiai klykavo apie artėjančią naujojo pasaulio tvarką, dabar tiesia visiems tiems šliužams raudoną kilimą. Kokia iškreipta ironija. Ir blogiausia yra tai, kad jie ne tik žygiuoja į pragarą iškeltomis galvomis, bet ir kartu su savimi tempia likusius. Tiems, kurie vis dar tiki, kad šis personažas yra pasaulio gelbėtojas, laikas atsibusti iš maga fantazijos. Čia nevyksta nieko patriotiško. Mes smarkiai artėjame link kiekvieno, kada nors bijoto distopinio košmaro, bet žmonės yra pernelyg užsiėmę, kad pastebėtų savo pačių įverginimą. Covidas viso labo buvo testas. Jie norėjo pamatyti, kaip žmonės reaguos į bandymą apriboti jų teisės, prisidengiant sveikatos pavojumi. Žmogus yra lengvai nuspėjama būtybė. Šį pasaulį valdantys padarai puikiai išmano žmogaus psichologiją. Jie žino, kad eilinis individas yra stipriai prisirišęs prie savo susikurto gyvenimo. Jis nemėgsta pokyčių ir net neįsivaizduoja, kad kažkas gali būti kitaip. Todėl akivaizdu, kad norėdami žengti dar vieną žingsnį link savo išsvajotosios naujojo pasaulio tvarkos ir įvesti pilną socialinę skaitmenizaciją, jie ir vėl bandys prisidengti kažkokią tai dirbtinai sukurta krizė. Bus panaudotas jau pasitvirtinęs modelis – problema, reakcija, sprendimas. Žmogus ir vėl bus pastatytas į nepatogią poziciją, privalės pasirinkti, ar sutikti su jų pasiūlymu ir konvertuotis į skaitmeninį vergą, arba kęsti apribojimus. Todėl verta susimastyti, jeigu tokia diena kada nors išauš, kaip elgsiuosi aš. Čia nekalbu apie tų žmonės, kurie vos paliepus uždėjo savo vaikams ant galvų kaukės ir juos paskiepino. Ne. Tikiu, kad šiame kanale tikrai yra daug šviesių žmonių. Kaip elgsitės jūs, jei ant kortos bus pastatytas visas jūsų gyvenimas? Darosi akivaizdu, kad artėjame dar prie vienos kryžkelės. Tikiu, kad daugelis šį kanalą stebinčių žmonių supranta ir nujaučia tai. Gyvename labai įdomiais laikais ir netrukus turėsime priimti vieną svarbiausių pasirinkimų savo gyvenime. Jie ir vėl bandys mus atakuoti per tas vietas, kurios yra silpniausios ir turi mums didžiausią reikšmę, tokios kaip šeima, turtas, sveikata, pragyvenimas, patogumai ir taip toliau. Tegul šis įrašas būna priminimas, jog mes esame čia ne tam, kad lengvai pasiduotume ir priimtume tai, ką mums pateikia padarai. Nugyvenome visus šiuos metus tikrai ne tam, kad atėjus svarbiausiems gyvenimo išbandymams, sukluptume ir leistume būti stumdomiems. Todėl jeigu jums rezonuoja tai, apie ką kalbu, priimkite sprendimą jau dabar. Pasakykite savo, kad jokiais būdais nedalyvausite jų iškreiptame distopinėme pasaulyje. Pasakykite savo, jog esate pasiruošę atstovėti didžiausias audras, kad išsaugotumėte savo savigarbą ir suverenitetą.
Prižadėkite savo vaikams ir artimiesiems, kad neleisite sistemai jų pasiglemžti. Čia ne šiaip koks eilinis video YouTube, čia yra šaukimas pažadinti jūsų dvasią. Atpažinti ir demaskuoti tuos technokratus ir politinius lyderius, kurie prisidengdami technologinėmis inovacijomis siekia kontroliuoti visas vakarų tautas, yra mūsų kolektyvinė atsakomybė. Visada atminkime, kad jie yra bejėgiai. Jų galia kyla iš žmonių paklusnumo. Vos tik didesnė žmonių grupė ima nebepaklusti, jų planai žlunga ir svarstyklės yra nusveriamos į kitą pusę. Mums net nereikia stengtis, mums nereikia nieko daryti, nereikia jokių revoliucijų, riaušių ar protestų. Nereikia teikti peticijų, organizuotis ir telktis. Ši kova tai dvasinė kova. Viskas, ko tai reikia, yra taikus nepaklusnumas ir jų planas sugrius kaip kortų namelis. Visuotinė pasaulio skaitmenizacija yra paskutinieji spąstai. Grįžti atgal jau nebegalėsime, todėl išlikite budrūs, draugai.